Labas rytas. Na, šiandien miego buvo, aš nežinau, dabar 7 yra, aš nuėjau miego 9. 10 valandų. Tai, aš žinau, gal ir gerai. Po pirties naujos jėgos. Sakyčiau, gal ir gerai. Būsiu apartamentai, mačiau atvažiavo svečiai į kitą namuką. Vakar vakare dviratininkai kažkaip nesirodo, puolė iš karto turbūt irgi į lovas. Tai vat, šiandien mūsų laukia slengstis, kiek aš žinau, užstrenčių ir Valmerą. Valmeroj miegam. Vyksta pakavimasis. Palapinę laikau kiek įmanoma ilgiau, kad tik kažkiek nors pradžiūtų. Jau kažkiek pradžiūvo, bet visiškai sausai nebus. Gedas jau seniausiai viskas susipakavęs. Matau, tenais kaip paskutinė kažkiek darbelį. Nu ką darysi, teks pakuoti tokią ir judėsim link Valmero. Paliekam tokią komfortišką vietelę. Sakykim, pagal mūsų plaukimą pernelyg komfortišką, bet to reikėjo. Dabar ką, visi daiktai už tvoros, baidario už tvoros, reikės viską nusinešti iki upės. Nes taip yra patogiau kelti per tvorą, negu nešti aplinkui. Čia, kaip sakant, turi išnaudoti kiekvieną gudrybę, kad kuo mažiau reikėtų čia kažką nusikalti. Nes tų jėgų tai reikia upiai. Dabar tikiuosi, kad jos atsistatė pakankamai, nes jau vakar, vakar tai tikrai kaip lavonėlis buvo iš tikrųjų. O po pirties tai viską atjungė. Bet šiandien, man atrodo, yra viskas gerai. Pažiūrėsim, kaip ir klosis. Iki Valmeros tik 24 berods kilometrai. Tai čia toks, palyginus su vakar, lengvas pasivaikščiojimas. Na ką, jau kelią. Yra biški vėjuko. O, vyriai tokie visai stipresni negu vakar. Pakilo vėjas. Artėja prie strenčių slengsčio. Jisai bus iš geležinkelio tilto. Pažiūrėsim, kaip ten. Tas bangavimas priešinis vėjas tai nelabai. Na, pravažiuos traukinukas ar ne? Šiaip labai abejoju. O vat nuo čia prasideda tas slenkstukas. Nu, pažiūrėsim, kaip čia. Kas su juo bus. Aišku, jis gal ir ne čia, gal toliau šiek tiek. Bet dar yra pakankamai daug vandens. Jį pajaus. Va čia tie strenčių tas slengstis. Čia pabangos, va.
tokia atodanga priplaukėm didesnė. Visai gerai, aukštai taip miškas, yra privirtusių medžių. Šiaip jau buvo dingę tos atodangos. Bet artėjame mes prie tų uolų. Jeigu neklystu, jos už Valmieros ir turėtų visos prasidėti. Dabar reikia tenkintis tuo, ką turim. Monstelis plaukia. Nemažai liaudės. Įdomu. Mes jos pabijom turbūt, nes čia kažin ar nuo čia jie startavo. Labdien! O, kokią salelę priplaukėm. Visai būtų smagu palapinėje prie tų berželių išmiegot, bet na, čia kranto nėra, aišku, šone gal bus. Bet planas yra šiandien kitoks. Bet šiaip įdomi vieta. Gerokai apardyta jau ta salelė, matau čia potvinio. Yra čia krantas. Yra. Plaukiam į Valmieros paplūdimį. Žiūrėsim, pramankštinsim biškį kojas, pasistrateguosim, ką darys su slalamo trasa. Kur mums apsistot. Ir tada žiūrėsim, ką darom toliau šiandien. Turime pasakyti apie šitą paplūdimį. Esame netoli Valmieros. Kaip jums atrodo viskas, kaip viskas, ar gerai? Niek nesuprantu. Nieko nesupranti. Nu, tai nesuprantate, tai ačiū už atsakymą. Gero poilsio jums. Paliekam pliažą, ieškosim, kur apsistoti. Porą vietelių turim. Kaip ten kas bus, pažiūrėsim. Ruošiamasi kažkokiai tai šventai. Arba baigiama, bet ne, turbūt ruošiamasi. Pats užrašo nematau pilnai. Gal per kamerą matysis. Gal į 80. Aukšti krantai plaukiant link Valmieros. Jau čia ne tik smėlis, bet jau yra ir to akmens, kurio mes čia taip visi laukiam. Na, netoli slalamo trasos turim va tokį va parkelį, suoliukai. Užavietė yra malkų ne, bet miškas yra, nežinau, patys svarstymas ir dvejonėse, ką čia daryti. Likti čia ar plaukt toliau. Nelikom vis tik ten nakvot, plaukėme prie trasos. Ne, nelabai ten vieta. Jo. Tokie kažkaip. Daugiau privalumų būtų galima likti ten koks. Tulikas, dar kažkas, bet. A čia turbūt tas įspėjimas, arba. Ta prasme, varžybos vyksta? Ačiū. Žiūrėk, tas baidarykės kokias, matai? Čia yra white waterių šitos mažytės. Pažiūrėk, kaip varo į tą. Na, išplauks. Matai. Ai, matai, žiūrėk, kaip čia varo. Tai tik su drono atsargini, taip? Jo, čia reikės aukščiau ir čia visokių laidų. Čia, nežinau, 20 metrų gal reikia aukščiau. Čia iš karto varysi šitą, kai plauksi. Ar tu į liežuvį? Jeigu į liežuvį, tai tada tiesiai. Būtų gerai persistum per šitą, tada persistum. Sakai, iš čia startuot?
Šiaip žinok, nėra baisu. Aišku, va ten... kraštą pareičiai iššokti į tą. Va ten tai rimtas akmuo yra. Bet mes ten neužplaukta mes, palei kraštą. Palei kraštą neužplaukta. Va ten šito, žinai, irgi iškišulio, kur nors nesusiskersuoti. Aš manau, kad praplauks, aš varysiu visais daiktais. Šono ar vidurį varysiu? Šono iš. Nes to, matau, čia va rimtas. Bet va, jeigu į liežuvį varai, tą va didelį, paskui per vidurį gausi, aišku, atveju toliau. Va čia, matai, koks liežuvis yra? Jei per šitą. Svarbu tik jį pataikyti, nes jeigu čia pataikysi... Jeigu aš tai varyčiau, aš varyčiau tuo kraštu ir viską tuo kraštu slinkim, nevarai. Ir net nelyšia, bet į centrą tai tikrai nelyšia. Nes matai, tie akmenys yra, nes čia tai gerai, bet va ten, pavyzdžiui, pakilęs akmuo nesimato jau. Jau čia yra, matėm. Bet žiūrėk, matai, jie priplaukia, čia nėra tos srovės. Žiūrėk, čia taškai surašyti, tipo tie gauni, kai praplauki pro tos vartus, aš suprantu. Ne, čia yra vartai. Ne, tai vartai, žiūrėk, viršus numeriai yra kiekvieną. Tai aš galvoju, kiekvieni vartai turi sudėtingumą savo, nes vienas sudėtingesnis, kitas lengvesnis. Taip, tašė sudėjom prie tos kalvelės, plaukė Gedas, paskui plaukiu aš. Žiūrėsim, kas čia bus. Nu, eina Gedas. Apalės žuvis yra. Opa. Kokie įspūdžiai, ponas Gediminai? Adrenalina yra, bet labai paprasta. Okei. Rankelis dreb, bet tiek baisas. Dam į pragaro vartus. Yra. Na, trasa įveikta. Judėsime link tilto. Pabandysiu aš biškį greitai į Valmerą užbėgti. Gedas sakė, palauks. Dirba žmonės. Treniruojasi. Čia mes atvarėm, įsipaidėjom į treniruotę. Bet gerai, gal per tą laiką ir pravarėm. Nu. Varom. Šiaip visai kartočiau, jeigu dar kas leistų. Faina buvo. Ta tušia baidarė, aš pirmą kartą su šita tušia baidarė plaukiau. Tai toja kaip plunksnelė visiškai.
Visiškai kaip mausnelė šitą baidarė buvo. Bet valdosi gerai. Gera patirtis. Valmieros bokštai. Nuo upės. Kaip ir debesiukas norėtų ateiti. Taip ir neaišku. Žodžiu, planas toks, kad varom po tiltą. Matys jau ir matosi. Iš po tilto aš greitai varau. Prasibėgsiu. Niekada nesu buvęs Valmieroje. Jo, kuris čia geresnis krantas galvoju? Ne, miestas ten. Jo. Čia irgi neblogas krantas. Žiūrėk, gal dar lietaus ateis? Dar lietaus gal ateis? Nu ką, iščiupimas Valmieroje. Kas čia labai kas yra? Alaus? Ne. Vaizdų? Taip. Debesiukai įspūdingi. Bažnyčia irgi. Vokiečių laikų panašu statyta. Senasis plytų raštas yra matomas. Tos juodos plytos. Žiūrėk, net galima į vidų, bet čia toks visas. Nu, bet... Turime pilies griuvėsius, nedaug aišku kas likę. Ten, kiek žinau, yra ekspozicija, pamatų turbūt rūsių. Ai, čia jo, tas Valmieros muziejus ir yra įsikūręs. Nemažai tų sienų išlikę dar. Jo. Bet pastato nei vieno tarp sienų, tik tai čia išorinės sienos likę. Čia jau naujai sumūrytas. Alaus? Ne, alaus ne. Tu biškį tave patrolinai. Ne, aš nenoriu. A, jeigu įkalbėsiu. Tai gali pabandyti.
užėjome ir į Valmieros tokį Agropolį apsipirkti. Kažkiek oboliukų, kažkiek kriaušių. Labai smagu tas kriaušės ir obolius pavalgyti. Baidariai. Viskas, pasivaikščiau. Tikrai neblogas, gražus miestas. Aš tikiuosi, kad jisai toksai pramoninis daugiau. Bet jis visai toksai turi istorinių akcentų. Viskas, sėdam į Baidarės. Neplanuota šiandien, bet mes nusiteikę dar šiandien padaryti 20 km iki vienos stovyklavietės. O rytoj žiūrėsim, kaip ten bus reikalai ir planai. Gali būti įdomu. Po tiltų nieks neatėjo, bolidai stovi. Sėdam, susitvarkom ir judam. Turim 20 km padaryti šiandien. Teoriškai yra irgi nepadarius stovyklaviečių, bet reikia daryti. Varom ir žiūrim. Išjudam vėl į kelią. Kažkokie debesiukai čia kažką kesinasi daryti. Bet turėtų viskas būti gerai. Va, kokį mes turim vaizdelį. Valmierą ant kranto. Iš gėlių pasodinta. Čia nežinau, kas yra. Lietus baigėsi, nesiprusis buvo. Debesys prasisklaidė, saulė išlindo, vėjas nurimo. Labai gražus vakaras. Malonu labai tokiais vakarais plaukti. Nes mes šiandien pasirinkom nuvartyti ir nuirkluoti dar toliau, bet manau, tokiu gražiu vakaru tai tikrai nenuodėmė. Jeigu viskas pavyks, ką suplanavom, tai turėtų būti graži nakvynės vieta. Ir pagaliau priklausime gal jau tas uolas, dėl kurių gauja ir garsėja. O tokia plika atodanga be medžių, be nieko. Tiesiog pievutė viršui. Na va. Pirmosios uolos. Nebe smėlis, o uolos. Prie vienos iš šitų turėtumėm ir nakvoti. Dar čia yra paplaukimo. Kokie, nežinau, kilometras 2 ir viskas. Taip pat informuoju, kad mes esame nuplaukę jau virš 300 km. Uhu! Santūrus Gedimino džiaugsmas. Aš čia toks labai emocingas, ne? Va. Jo, matai, ne šita, bet čia. Tuos rūdos. Čia smėlio yra, bet šita va, čia uola. Taip. Taip. Gražu ir taip. Tai kaip išpiešta kažkas. Nežinau, kaip iš čia laikosi. Va, jau čia visai neseniai prirašinėta, nu kam taip daryti?
Na, pažiūrim, ką mes čia turim. Visur laiptoje, ne? Nacionalinis parkas, okei. Nu, užlipkim. Na, va, ką mes čia turim. Vieta palapiniai. Vieta Instagramui. Stalai. Laužavietė, nu, tokia šiaip savo, bet žiūriu, pritempta yra kažko. Ten ar kažkas ir toliau yra. Žiūrim. Pušynas gražus šalia. Kas čia per akmuo? Ai, žinau. Sietiniezis. Čia šitos vietos pavadinimas. Pasakų namelis. Laužavietė. Matai, prasideda Gaujos nacionalinis parkas. Taip, taip. Ir čia su tais laužų kūrimais. Ten aš nežinau, kažkokia tai buvo. Ten buvo, tai ten Bet ar legalu ten? Nu, va, tas ir yra. Bet ten, kadangi buvo kurta jau medžių pridėta, tai gal ir galima. Čia šitą mums sudeginti reikia. Šitos. Da, ten yra tokių kandidatų. Nu, smulkių kažkas paliko. Tų balkų kaip tik nori. Tai, viskas lieka. Liekam, aišku, biškį užnis susinešiot, bet... Tai darės man biškį tempsime į viršų. Į patį viršų tu nori tempt, aš tai ne. Aš jau pirtis. Gedo namai. Mano namai kokias sandėlys, bet stogas yra. Kažkaip vėlai mes šiandien susisukom, dar ir lietus atėjo. Bet laužiuką turim. Pleška, mauka šlapios, bet viskas čia bus gerai. Nežinau, šiandien kažkaip lengvai. Buvo čia atėjo dvi panelės tokios latės. Pasikalbėjom šiek tiek. Jos lietuvių pasimokė, mes latvių pasimokėm. Tai šiek tiek susigaišo to laiko, bet iš tikrųjų nelabai ką buvo ir daryti, nes lijo lietus, tai negi ten kursi laužą per lietų. Turim gražią vietelę. Irgi čia yra aukštai, teko užsinešti daiktus. Čia kažkiek gal matysis. Kiek čia mes aukštai esam, va, matosi. Gal jie. Naktinės maudynės, bet nieko nesimato. Kaip GoPro lievai filmuoja. Įlindau visas. Bet šiaip gerai. Geriau miegosiu turbūt. Aš šiaip aš neblogai miegu. Operatorius taip įdomiai čia filmuoja. Išsubinės. Nežinau net kas matosi. Svarbiausia geras. Jo, baigsim laudyt. Prie laužių pabiškį sušilsiu ir reiks eit miegot. Tai labas vakaras. Žodžiu, po maudynių, pastovinėjimų prie laužo, atėjo tas momentas, kai jau reikia eiti sudėti kažkokį blostą. Šiandien visgi kem 1 kilometras nuirkluota. Tai daug čia nebešnekėsiu, nes turbūt, kažin ar kažką įdomaus pasakysiu ir gero. Tai gerai. Iki.